Būna pelėdžiukai, jeigu silpnesnis, tarkim, būna, kad jie vieną dieną sudeda kiaušinį, paskui praeina antrą ir, tarkim, po 5 kiaušiniai, tai 5 kol įsirita, tai tie jau būna 4 dienų jau užaugę, tarkim, kai pradeda rysti, gal po dieną. Tada būna išvis visiškai silpnas ir kai atneša maisto, ten nieks labai nežiūri, įmeta ir ten kas stipresnis pasiema. O tie plėštieji paukščiai, tai jie maitina dar, duoda tam. Ir paskui tie jaunikliai vieni kitus užšupoja. Aš čia girdėjau, kad seniau... Jo, to vieni kitus, kas stipresnis už tai. Aš čia to žiūrimus nemažai buvo visai, ne? Valdymas pasakoja, kad mažai jų buvo. Ko taip? Taigi sakiau, 90 metais vieną porą čepkelių rezervuoti ir tai dirbtiniam lizde apsigyveno. O po to dabar jau apie 100 porų. Zoologijos muziejui tyrinėjai, ornitologinis skyrius, jie vykdė programą, tai per... Maitindavo specialiai žiemą, vištas neždavo ledo. Tai ir dabar... Kaip? Maitino jos specialiai, kai buvo jau Ne, tai jos maitinavo žiemą. specialiai tai abejoju. Čia kitas gali variantas, kada nufotografuoti nori. Tai padeda maitą, pastato uždangą ir po to... Kažkoks projektas neždavo vištas ant ledo. Gali būti zoologijos muziejui. O sako, žvėjai fotografijose. Yra labai įdomus, buvo prieš 5 metus ar 6 buvo rado prie Kauno hidroelektrinės erelį jūrinį apie 7 plunksnų. Nes sparnas turi didžiosios ir mažosios plasnojamosios plunksnos.